ar vaizdo žaidimai, pavyzdžiui, kariniai, yra gera priemonė pritraukti naujų narių į kariuomenę? Ir kiek jie iš vis yra naudojami propagandoje, plačiaja prasme? Jie yra naudojami propagandoje plačiaja prasme Rusijoje labai aktyviai šiuo metu. Tik tai Rusija, kaip ir visame aukštų technologijų sektoriuje, taip ir šiame kol kas dar net nėra pajėgi, sakykime taip, sukurti kažką tai, kas dominuotų tarptautinę rinką, nors, sakykime taip, nepriklausomi Rusijos kūrėjai, kurie tarsi atsiriboja nuo Rusijos valdžios, bet yra įrodymų apie sąsajas, pagamina. Tokių žaidimų buvo vienas iš tokių Atomic Heart, kur Lietuvoje viešoje erdvėje tarp žaidėjų vis dar nėra sutarimo dėl to, ar tas žaidimas yra kenksmingas. Turiu galvoju per pačią prizmę, kad tu jeigu perki remi Rusijos karo mašiną, daugam tai netrodo pakankama priežastis to žaidimo nepirkti. Tai šita problema yra, bet jinai šiandien nėra tokia gaji, kokia jinai bus ypač karui pasibaigus. Todėl, kad karui pasibaigus, ypač kas liečia žaidimų kūrimą, technologijas ir tarptautinį bendradarbiavimą, Rusija atsiriš rankos daug greičiau negu ginklų gamybos pramoniai, kur nors ar ten energetikos pramoniai. Ir aš esu tikras, jėmės milžiniškus resursus. Tai čia liečia ir kiną, ir žaidimus, ir muziką. Mes vėl turėsim rusiško pasaulio atgimimą neišvengiamai. Ir turėtume būti tam pasiruošę, aš galvoju.